Prieš visą ko pradžią, po didžiojo karo tarp rojaus ir pragaro, Dievas sukūrė žemę ir atidavė ją valdyti klastingai beždžioniai, kurią vadino žmogumi. Kiekviena karta sulaukdavo tiek šviesos būtybės, tiek tamsumų padaro. Ir didžiausios armijos naktį susiremdavo senovės kare tarp gėrio ir blogio. Magija, kilnumas ir neįsivaizduojamas žiaurumas tuomet viešpatavo. Taip ir buvo, kol netikra saulė susprogo virš trejybės ir žmogus amžiams iškeitė stebuklą į supratimą. Kelionė per dykumą, kur mitas ir pranašystė susilieja su Amerikos istorija. Pasaulis, kuriame skirtingas dulkių gūsis neša paslaptį, o kiekvienas žvilgsnis slepia nuodėmę arba išganimą. HBO serialas Carnival pirmą kartą ekranus pasiekęs 2003 metais ne tik pristatė vieną iš unikaliausių kada nors televizijoje sukurtų pasaulių, bet ir tapo alegorinė odisėja per didžiosios depresijos nualintą Ameriką, tyrinėjančią blogio ir gėrio dualizmą, tikėjimo metafiziką bei žmogaus dvasinį trapumą. Su jumis sveikinasi kinomanija.lt. Kviečiame į apmąstymų kupiną kelionę po tamsią ir intriguojančią Danielio Knaufo viziją, kuri ir šiandien išlieka bauginančiai aktuali. Serialo Carnival centras dvi tarsi paralelinės visatos, kurios galiausiai turi susidurti. Viena tai keliaujantis cirkas, kuriame renkasi visuomenės paraštėse gyvenantys žmonės. Kitokia šeima, sujungta ne kraujo, bet likimo. Joje išsiskiria Benas, netikėtai prie keistuolių, apsigimėlių ir šiaip nepritapėlių karavano prisijungęs jaunuolis, savo sumišusioje sąmonėje beieškantis atsakymų, kuriuos nepažįstamieji pakeleiviai panašu, kad gali suteikti. Tuo tarpu kita krikščioniškos moralės ir augančios galios simbolis. Broko Justino pasaulis, mažo miestelio pastorius, kuris iš lėto virsta pranašu. Justinas palaipsniui suvokia, turis išskirtinių gebėjimų, bei besalgiškai tikintis, jog tie gebėjimai yra Dievo siųsti. Tiesa, kuris iš jų priklauso šviesiai, o kuris tamsiai pusiai, bent jau pradžioje lieka miglotai nutilėta. Šios dvi jėgos, įkūnijančios archetipinius gėrio ir blogio principus, juda viena link kitos, kol galiausiai susiduria, kaip Biblijos apokalipsė, išrašyta ant dulkinų Amerikos platybių. Tai lėta, bet neišvengiama pranašystė. Nors nuo Carnival išleidimo praėjo 20 metai, jo fanai vis dar negali atsigauti nuo HBO sprendimo atšaukti serialą po antrojo sezono. Serialo vystytojas Danielius Knaufas planavo sukurti trilogiją po 2 sezonus kiekvienoje dalyje. Tad iš viso pasaulio turėjo išvysti 6 serialo sezonai. Tačiau planai greitai pasikeitė. Iš pradžių serialas gavo gerus žiūrimumo reitingus, bet vėlesnės serijos nesulaukė tokio pat didelio susidomėjimo. HBO dar norėjo pratęsti Carnival, nes tikėjo kūrėjo viziją, tačiau viską apsunkino išaugusi filmavimo kaina ir per maži reitingai. Vienos serijos filmavimas kompanija atsiėjo beveik $3,5 milijono. 2 sezonus turintis serialas išleido 24 serijas, o tai reiškia, kad filmavimas galėjo atsieiti net 84 milijonus. Akivaizdu, kad fanai nusivylė tokia ankstyva serialo baigtimi. Danieliui Knaufui buvo pasiūlyta sudėti visą likusią istoriją į 2 valandų filmą, bet šis tokio pasiūlymo atsisakė. Anot kūrėjo, jis negalėjo suspausti viso pasakojimo į tokį trumpą laiko tarpą. Po laidos atšaukimo serialo gerbėjai reikalavo 3 sezono, atsiųsdami net 50 000 laiškų HBO televizijai. Deja, toks ryžtas vis vien neįtikino pratęsti šį serialą. Visgi kūrinys neabejotinai vertas jūsų peržiūros ir pirmieji 2 serialo sezonai yra kvapą gniaužianti, kerinti ir vertinga istorija. Pirmasis Carnival sezonas tai ne tiek įvykiai, kiek atmosfera, kaip iš lėto artėjantis audros debesys. Šis sezonas kuria nuojautą, lėtą nerimą, kurio neįmanoma paaiškinti. Čia pasaulis alsuoja mistika, bet jo gyventojai žemiški, kenčiantys, nuodėmingi. Ne vienas esame girdėjęs apie žiaurų elgesį ne tik su cirko gyvūnais, bet ir pačiais artistais. Vaikystėje cirkas mums atrodo linksmas, juokingas, o tik gerokai vėliau suprantame, kad ten vyroja žiauri, negailestinga tvarka, gebanti pažaboti begalinį chaosą. Tai puikia aplinka dramoms, tad scenarijaus autorius žinojo, jog nori rašyti istoriją apie keliaujantį karnavalą. Paskutinė svarbi scenarijaus detalė buvo laikmetis ir aplinka. Iš pradžių jis norėjo rašyti apie post-apokaliptinius laikus, tačiau kūrėjui atrodė, kad yra pakankamai kūrinių aprašančių tokias aplinkybės. Didžioji depresija pasirodė įdomus, ribinis, mažai pažintas laikotarpis, egzistuojantis tarp pirmojo ir antrojo pasaulinio karo. Tad šis laikas puikiai tiko mitologijos plėtojimui. Pasakojimas prasideda, kuomet Benas Hopkinsas, jaunas našlaitis, pabėga nuo praeities ir prisijungia prie keliaujančio cirko. Jis turi paslaptingą gydymo galią. Gali atkurti gyvybę, bet tik paaukodamas kitą.
Iš pradžių šis sugebėjimas atrodo beveik atsitiktinis, tačiau netrukus ima aiškėti, kad jis kur kas daugiau nei paprastas žmogus. Jis galimas naujos kartos avataras, senųjų mitinių jėgų įpėdinys. Cirkas, į kurį vaikinas įsilieja, tampa simbolinė erdvė, vieta, kur atstumtieji kuria savo šeimą. Kiekvienas veikėjas čia archetipas. Aklas iškergys Lodzas, motina ir prostitutė Sofija, barzdota moteris Lila, gyvatėmis apraizgyta Ruthie. Cirkas tai ne tik pramoga, tai keliaujantis sapnas, tai karavanas tarp gėrio ir blogio frontų. Tuo metu kitur, Kalifornijoje, mažame miestelėje, pastorius brokelis Justinas atranda savo galias. Iš pradžių jis atrodo kaip nuoširdus bažnyčios tarnautojas, siekiantis padėti skurstantiems ir išgelbėti vargšus. Tačiau pradėjus matyti vizijas, pajutus gebėjimą veikti kitų valią, jame ima busti tamsa. Dvasininko globėjo savižudybė, miestelio degimas, pranašiški sapnai, visa tai stumia jį link dieviško komplekso. Justinas ima statyti naująjį Kananą, utopinį miestą, kuris iš tiesų tampa jo galios simboliu. Sezonas lėtai, bet užtikrintai kloja pranašystės pagrindus. Benas turi atrasti savo tikrąją tapatybę, o brokelis savo likimą. Jie buvo dvi priešpriešos, pasmerktos judėti vieną link kitos. Benas Hopkinsas, pagrindinis serialo veikėjas, kurį talentingai kūnija Nikas Stachlas, išgyvena nuolatinę vidinę kovą tarp noro suprasti savo kilmę ir pareigos prisiimti atsakomybę už jam skirtą misiją. Jis yra senojo blogio įpėdinis, kuriame glūdi ir šviesos sėkla. Tai žmogus, kuris privalo pasirinkti, bet tik tada, kai suvoks, kas jis iš tiesų yra. Brokelis Justinas, sukrečiančiai tikroviškai suvaidintas Clancy Browno, yra priešingas polius. Žmogus pradės nuo nuoširdaus tikėjimo ir gailestingumo, bet pamažu pasiduodamas galios vilionėms, virsdamas manipuliatyvių šėtono pasiuntiniu. Skirtingai nei daugelis klasikinių antagonistų, Justinas nėra tiesiog blogas, jis tiki, kad daro teisingai. Jis tiki, kad yra Dievo įrankis, bet jo kelias tamsus, krūvinas ir grindžiamas kontrole. Išskirtinis serialo veikėjas Samsonas, nykštukas liūto širdimi, iš Twin Peakso mums puikiai pažįstamas Michaelas J. Andersonas šiame pasakojime ne tik cirko vadovas, jis tarsi tiltas tarp pasaulių, kuriuose slypi paslaptys ir sena pamiršta galia. Jo žvilgsnis matė daugiau nei dauguma gali pakelti. Jis žino taisyklės, bet dar svarbiau jis žino, ką reiškia jas sulaužyti. Keliaudamas su Carnival karavanu, Samsonas išlieka ištikimas tam, ką saugo – šešėliuose slypintiems žmonėms, keistuoliams, pranašams ir pabaisoms. Bet svarbiausia – paslaptims, kurias jie neša. Jis yra šio pasaulio metraštininkas be knygos. Ir kai dykumai ima šnabždėti pranašystes, Samsonas jau seniai žino, niekas šiame kelyje nevyks atsitiktinai. Carnival nėra serialas apie siužetą, tai serialas apie nuotaiką, simboliką ir filosofinę gelmę. Kiekvienas epizodas alsuoja paslaptimi, mistika ir šiurpinančių grožių. Tai kelionė, kurie žiūrovas vis giliau grimsta į alternatyvę realybę, kur laikas neturi reikšmės, o pranašystės tampa svarbesnės už bet kokį loginį paaiškinimą. Jei pirmasis sezonas buvo pranašystė, tai antrasis jos išsipildymo pradžia. Čia laikas įgauna tempą. Konfliktas tarp Beno ir brokelio Justino įgauna formą ir kūną. Benas, sekdamas užuominomis apie savo tėvą, valdytojo vardu pasivadinusi slaptą cirko savininką, kuris pirmame sezone buvo tik paslaptingas balsas, atranda savo paskirtį. Bet serialas niekada neleidžia lengvai apsispręsti, kuris iš pagrindinių veikėjų iš tiesų geras, o kuris blogas. Galia visada reikalauja kainos, o net ir geri darbai dažnai gimsta iš prievartos. Sofija, cirko trupės dalis, iš pradžių atrodo tarsi atsitiktinė pasyvi personažė. Palaipsniui virsta kertiniu raktu į visą pasakojimą, o jos likimas susisieja tiek su Benu, tiek su Justinu. Mergina tampa ne šiaip veikėja, bet mitologinė jėga, galinčia pakreipti pranašystės eigą. Brokelis Justinas, laikui slenkant, ima nebeslėpti savo ketinimų. Jo pamokslai, skirti vargingiausiams Amerikos žmonėms, tampa tamsios charizmos įrankiu. Jis pradeda valdyti minią, įtikindamas, kad jis yra Dievo išrinktasis. Jo sekėjų stovykla virsta kultu, kuris turi savo apaštalą, moterį vardu Iris, seserį, kuri tuo pačiu metu ir saugoji ir kontroliuoja. Antrasis sezonas pasiekė kulminaciją dykumoje, kur susiduria abi stovyklos. Benas su klajojančiu cirku ir Justinas su gausia armija pasekėjų. Finale Carnival baigėsi ne atsakymu, bet su krečiančiu klausimu. Religinė simbolika seriale tiršta ir daugiasluoksnė. Kryžiai, sapnai, vizijos, pranašystės – visa tai ne tik nurodo į Dievo buvimą, bet ir atskleidžia, kaip žmonės naudojasi tikėjimu, kaip galios įrankiu. Serialo kūrėjai niekados neduoda tiesaus atsakymo. Čia Dievas yra, bet kaip paslaptis.
Vizualinė kalba čia nemažiau svarbi nei žodžiai. Čia kiekvienas kadras tai kruopščiai sukonstruota metafora. Nuo dulkinų kelių ir išdegusios žemės iki apleistų cirko vagonų. Viskas primena dvasinę dykvietę, per kurią keliauja mūsų herojai. Tai rudai pilkas košmaras, kuriame šviesa visada kovoja už vietą, o kinematografija beveik liturginė. Lėti panoraminiai judesiai, simboliškai susipynę šviesos blyksniai, paslaptis slepiantys šešėliai. Svarbus akcentas – muzikinis takelis, kuriame susilieja liaudies, gotikiniai ir šamaniški motyvai. Tai ne šiaip garsofonas, tai dar viena pasakojimo forma. Garsai čia atlieka emocinio vertimo vaidmenį. Jie sustiprina vienatvę, liūdesį, džiaugsmo akimirkas ar gėrio ir blogio konfliktą. Tačiau svarbiausia Carnival tema – tai laisvos valios ir išankstinio lemtingumo susidūrimas. Ar Benas gali pakeisti savo likimą? Ar brokolis Justinas buvo pasmerktas dar prieš gimimą? Serialas klausia, jei esame iš anksto pasirinkti, ar iš viso turime pasirinkimą? Ar tikėjimas mus veda į išganymą, ar tampa dar vienu manipulacijos įrankiu? Kaip ir buvo minėta, Carnival buvo nutrauktas po 2 sezonų, paliekant istoriją atvirą, neišspręstą. Tačiau galbūt tai ir yra tikroji kūrinio jėga – palikti žiūrovą su klausimais, ne atsakymais. Lyg pranašo knyga, kurios puslapiai pasklidę vėjyje, surinkti juos tai mūsų pačių užduotis. Serialas provokuojančiai tamsus ir absoliučiai įtraukiantis. Nepriekaištinga aktorių vaidyba, nepaisant to, ar tai pagrindiniai ar šalutiniai veikėjai. Viskas susideda į nenutrūkstamą ir hipnotizuojančią legendą, kuri išgąsdins, intriguos ir privers spėlioti. Carnival nežiūrimas, o išgyvenamas. Tai lėtas, hipnotizuojantis pasakojimas apie pasaulį, kuriame dvasiniai karai vyksta ne danguje, o žmonių širdyse. Tai istorija apie prigimtį, gėrio ir blogio konfliktą, kuris neturi aiškių ribų, kaip ir mes patys, kupini troškimų, baimių, dorybių ir nuodėmių. Su jumis buvo kinomania.lt. Nepamirškite paspausti patinka mygtuką bei palikti komentaro, ką dar mums vertėtų ateityje apžvelgti ir būtinai išprenumeruokite kanalą. Sekite filmų ir serialų naujienas kinomania.lt portale ir socialiniuose tinkluose. Iki kitų kartų.